Nors daugelio kino teatrų šiomis dienomis nebėra, tačiau vis tiek išliko istorija ir vyresnių žmonių prisiminimai. Anksčiau Vilijampolė garsėjo ne tik kaip gamyklų ir pramonės rajonas, bet ir kaip kultūros centras, kuriame visi traukė žiūrėti filmų, o įsimintiniausias jį buvo Indų ir Zita ir Gita. Dabar čia įsikūrė laidojimo namai Užuojauta, o anksčiau pastato sienos dažniau matė džiugias šypsenas, kuriomis pasidalindavo kino mėgėjai. Kitas traukos centras Vilijampolėje kino teatras Neringa. Anksčiau sulaukdavęs gausybę kultūrą besidominčių piliečių, norėjusių pamatyti filmų iš socialistinių lagerių, italų ar prancūzų kūrybos, dabar sulaukia tik floristų ar gėlės mėgstančių žmonių, nes šiomis dienomis čia įsikūrusi gėlių parduotuvė. O dabar važiuokime į kino teatrą Pasaka, kur dabar įsikūrė laisvalaikio namai Nautilus. Ir nors atidaromasis kino teatro seansas įvyko 1940 metais, anuomet šis kino teatras buvo vienas iš moderniausių Kaune, o repertuaru nedaug skyrėsi nuo kitų. Vėliau čia įkurdinta Medicinos instituto sporto katedra, patalpa pritaikyta sportuoti. Kaip ir daugelis miesto kino teatrų, žlugus sovietiniai santvarkai, Pasaka bankrutavo. Šiandien čia įsikūręs naktinis klubas. Keliaukime toliau, Laisvės alėjos link. Tiek Kaune, tiek priemiesčiuose populiariausi buvo lengvi filmai, todėl stengiamasi sudaryti tokį repertuarą skirtą paprastam piliečiui. Kauno centre atsidaręs kino teatras Kanklės greitai tapo vienu populiariausių visame mieste. O dabar nusikelkime į Laisvės alėją, kur stūkso buvusio kino teatro pastatas, dar vienas Kauno vaiduoklis. Į pastatą galima patekti per atlapotas duris. Vietos gyventojai teigia, kad apleistą namą pamėgo vietinis kontingentas. Čia dažnai laiką leidžia jaunuolių grupelės. Na ir paskutinysis kino teatras ir dabar tebegyvuojantis Romuva. Tuo metu Romuva buvo pripažinta erdviausiu, moderniausiu, pralenkiančiu ne tik Kauno, Lietuvos, bet ir kai kuriais atvejais net Baltijos šalių kino teatrus. Nepaisant to, Romuvos kino teatras kelioms miestiečių kartoms tapo gražių, romantiškų prisiminimų vieta, kurią Lietuvai atgavus nepriklausomybę pasitiko privatizavimo proceso iššūkiai. Tai 6 Kauno kino stebuklai, kuriuos verta prisiminti šiomis dienomis.